Nu ką, aišku, laimingi, kad patekom į finalą greičiausių kelių. Be rimtesnių traumų, be rimtesnių problemų. Norėjusi kai kurias varžybas galbūt laimėti biškį ramiau, bet kažkaip nesugebam. Taip jau, kaip sakant, iš pozityvumo žiūrint, kad tikrai žaidėm prieš komandą, kuri yra nestandartinė, kažkiek tai ir momentais buvo sunku prieš ją žaisti. Bet, sakau, vėlgi, kai kurie dalykai buvo okei, kai kurie dalykai neramina, bet daugiau mažiau vis tiek nuo pat pradžių kontroliavome seriją ir baigėme daugiau mažiau be problemų. Liktai pati serija tokia buvo be emocijų, kažkokių didesnių. Ar tą pusfinališką atmosferą jautėsi šitą seriją? Jautėsi, bet sakau, Žalgirį turi visą laiką būti įtampa, turi būti maksimum atsidavimas. Ir, sakau, momentais jinai buvo, momentais ne, bet vėlgi daugiausia laiko serijoje, jeigu paėmus buvom priekyje ir, žinote, galbūt žaidėjai jautėsi ramiau. Vėlgi pakartosiu, kad norėjosi kai kurias varžybas galbūt laimėti daugiau, bet nesigavo. Ar jau kažkas žinoma apie vakaro traumos? Nežinau, sakė, pasuko gana nei per daug stipriai, nei per daug mažai, būtent iki finalo lieka nemažai laiko, manau, turėtų išgyti. Čia buvo čiurnas? Taip. Treneris, pirmas kėlinys, jūsų manymu, apskritai geriausias kėlinys šioje serijoje? Ne, geriausias kėlinys buvo 4 Utenoj, aš galvoju. Šitas buvo taip. Galbūt dėl didelės rotacijos aš išmušiau komandą iš vėžių biškį, bet vėlgi sakau, didelė rotacija yra nepasiaiškinimas, didelė rotacija yra mūsų pranašumas. Bet vėlgi mūsų antro penketo žaidėjai yra, sakykime, mažesni ūgių, kaip jie išeina į aikštelę, jie iš karto nusileidžia Utenos krepšininkams jau iš karto ūgių ir jie kartais tuo pasinaudoja. Ir, sakykime, buvo momentų, kada tikrai sunku buvo žaisti po krepšiais, nes vėlgi tai komanda yra, kuri yra nestandartinė ir iš to susidarė kažkokius tai pranašumus, kaip jau minėjau anksčiau. Iš kitos pusės kontroliavome situaciją. Treneri, nebėra dabar laikotarpis bus iki finalo. Jau labiau, kad lengvas bus buvo neatsilieks finale? Taip jau yra. Žinote, čia mes nieko negalim kontroliuoti. Aš žinau, kad visiems būtų geriau žaisti kuo greičiau, bet kalendorius jisai sudarytas, jis buvo sudarytas jau prieš daug laiko, taip kad labai sunku kažką šnekėti. Yra kaip yra ir šitų dalykų mes jau negalim kontroliuoti. Tuomet pusfinalyje 0-2. Ar įmanoma 3-2 laimėti? Neįmanoma, aišku. Kodėl neįmanoma? Jau tai yra atsitikę, jau, sakykime, tikrai įmanoma. Nenustebino Klaipėdos 2-0, nenustebčiau, jeigu būtų 3-2. Lygiai prieš 20 metų Žalgiris Atletas 0-2 laimėjo 3-2 finalą. Bravo. Apie tą kitą pusfinalį visgi. Sakėt, nenustebino, bet visgi žiūrint, kas labiausiai toj serijai stebina, jeigu paieškotus, kas stebina? Kaip? Nestebina niekas. Tikrai yra labai aukšto lygio krepšinis. Sakykime, jeigu tu turi namų pranašumą, pirmos varžybos visą laiką yra labai svarbios ir paskui, jeigu tu jas praloši, atsiranda nervotumas, čia yra normalu. Ryto žaidėjai tikrai yra labai geri metikai, dauguma jų. Ir tas baudų nepataikymas aiškiai jaučiasi, kad yra nervotumas. Pavyzdžiui, aš galvoju, kad Rytas žaidė antras varžybas tikrai labai neblogai. Bet jeigu tu visą laiką eini
mesti baudas ir tu nepataikai, tai tu iš to geresnio žaidimo nieko neišgauni. Varžybų galėjo laimėti belė kuri komanda ir, žinote, tokioje situacijoje jau namuose žaisti yra didžiulis pranašumas vis tiek. Klaipėda nenustebina, kadangi šiuolaikiniam krepšiniui labai svarbu yra gynėjų žaidimas. Jie turi 3, kurie šiuo metu žaidžia tikrai gerą krepšinį. Ir, sakykime, ir pataiko, ir Girdžiūno situacijoje jisai tikrai labai gerai lenda po krepšiu ir, sakau, mes galbūt apie Klaipėdą LKL kažkiek šiais metais užmiršom, bet jeigu paimti Eurocupą, jie tikrai turėjo daug eilę labai gerų varžybų. Ir pergalių turėjo, ir pralaimėjimų, kurie galėjo virsti pergalę. Taigi, sakau, antram pusfinalį tikrai vyksta labai aukšto lygio krepšinis.